Paleidom, Tomai. Jau paleidom. Tai buvo mano šimtamas. Yra Giedrė. Praskambinkit jai šiandien 20 metų. Yra Vilniuje, Kamčiatkoje. Studijuoja sociologiją. Išduoti galima ją, kad atvyko pas ją Ugnė su Pauliumi. Tegul išeina pasitikti. Tu Paulius būsi? Nežinau, kad nelabai. Kaip draugų gali apsimest per daug. 20 metų, tai kažkaip gal, tai tiesiog. I am no idea. MFPs padarom. Davai padarom. MFPs. Susikrauk tik tai viską. Yes. Ladies and gentlemen, please give a warm welcome to the one, the only, incredible, MFP. Rolandai? Labas vakaras! Jums paskambino nuostabusis ir nepakartojamas žaidimas. Vos atsakius į 3 klausimus, jūs galite laimėti naujų telaitį Eldefoną ir pilną sąskaitą prie pinigų. Ir štai pirmasis klausimas, kuris skamba taip. Kokios spalvos rašalu buvo pasirašyta nepriklausomybės deklaracija? Kokios spalvos rašalo buvo pasirašyta nepriklausomybės deklaracija? 3 teisingi atsakymo variantai gali būti. A. Mėlynos. B. Juodos. C. Violetinės. Ir ką jūs renkatės? Aha. Jūsų atsakymas yra teisingas! Va čia tai žaidimas! Žora, где ты был? Ебаныras! Taip. Ir štai skamba antrasis klausimas. Kiek sagų yra Valdo Adamkaus kostiume? 3 galimi atsakymo variantai. Kiek sagų yra Valdo Adamkaus kostiume? 6. B variantas 8. C variantas 4. Ir koks yra jūsų atsakymas? B. Tai yra teisingas atsakymas. Ir štai trečiasis, finalinis klausimas. Į jį atsakiusi, jūs galite laimėti naujų telaitį Eldefoną! Su pilna sąskaita nepinigų. Trečiasis klausimas skamba taip. Kiek kaulų turi kirvarpa? A. 1. B. 2. C. 458. Kiek kaulų turi kirvarpa? Koks jūsų atsakymas? A. Tai nėra teisingas atsakymas. Deja, tai nėra. Kodėl tai nėra teisingas atsakymas? Tuoj mes sužinosime per video reportažą. Ir štai, paklausom video reportažą. Kiek visgi kaulų turi kirvarpa? Kirvarpa yra nuostabiausias gyvūnas pasaulyje, kurį kartais dar vadinama Švėlburgo. Švėlburgas gyvena upeliuose ir upelėse. Kirvarpa mažiausiai kaulų turintis gyvūnas. Kirvarpa turi didžiausią pirką savo ir paprasčiausiai. Štai toks ir buvo teisingas atsakymas. Tačiau nenusiminkite, jūs atsakėte į 2 klausimus teisingai. Ta proga mes sužaisime su jumis bonus žaidimą, kurio proga jūs galite laimėti tiesiog pilną papildymą savo Eldefono sąskaitos. Ir štai bonus klausimas. Ar jūs esate pasiruošusi tam? Taip. Bonus klausimas skamba taip. 86-ųjų imtynių čempionate Europoje čempionu tapo 84 Europos čempionų tapo A.
Vladimiras Buiko. B. Kazimiera Danutė Prunskienė. C. Sibiro lokys. Ir koks yra jūsų atsakymas? A. Koks? A. Ar jūs esate įstikinus? Ne. Ok, paklausom informacijos, tai bus pagalba jums. Šlovingame 86-ųjų čempionate, kuris įvyko Rumunijoje. Susitikome patys geriausiai visos Europos. Labai kovėsi labai atsakingai ir įniršiai. Tačiau stipriausias buvo Danutė Prunskienė. Kaip manote, koks yra teisingas atsakymas? A. A. A? Taip. Durna gal? Karočią, visiškai neįdomus žaidimas pasidarė. Taigi sakiau, kad Prunskienė. Oi, atsiprašau. Ar tu durna? Gerai, iš naujo galim. Ištrinsim šitą. Ištrinsim šitą, ne? Darom naują žaidimą. Šitą trinam, palauk. Nes mums reikia, nes čia paskutinis skambutis, kažkam reikia atiduoti šitą LD-foną. Sužaidžiam dar kartą, gerai? Gerai, rašau naują. Jo, bet šį kartą normaliai atsakinėkit ir tada, kad mums reikia laimėtojų jau. Taip, nes kažkaip... Šitas darbas eina į pabaigą. Gerai. Paprastai klausimai, ne? Vierka, ir... Davai, ištrink šitą įrašą. Gerai, viskas, tvarko. Pasiruošus jūs? Taip. Gerai, iš naujo. Ei, labas vakaras ir labas vakaras! Jūs skambina! Nuostabus ir nepakartojamas žaidimas LFP! Tiesiai iš radijos stoties ZIP FM. Taram! Kino šiandien gimtadienis. Tai gal jau les džinglą, Gal ne? jau gana? Jonai, jūs tai žaidėjai. Labas, skambina tau radistai iš ZIP FM. Labas. Su 20-ojo gimtadieniu. Ačiū. Prašom. Galvoju, gimtadienio progą laimėsi kažką tai. Ką žinai, ar reikia ten tų dovanų? Kodėl tu neturi dar... Turi jau naują telaitę LD-foną? Neturiu, bet ar jo man labai reikia? O ką tu darytum, jeigu gautum naują... O ką tu darytum su naujoju LD-fonu? Oi, dar nežinau, tikrai, nesugalvočiau net ką daryti. O tu turi seną LD-foną? Irgi ne. Irgi ne. Ok. Telefonas. Jis kišasi. Labai geras daiktas? Labai geras. Moteriams telefonas, vos tik tai nubodęs aš galiu žinutėm. Pasaulio vaikai, pildyk sąskaitą, LD-fono ir gausi tu. Pasaulio vaikai, Yeah. Hey! come on. LD-fonas gaus, gausi to jau, jei atsakysi į teisingai 3 klausimus. Jei neatsakysi į 3 klausimus, būsi taip, ką merga pasibūs. Va. Su gimtadieniu tave. Happy birthday. Ačiū. Come on. Kai tu entuziastinga mergina. Ačiū. Gero to vakaro. Gero to vakaro ir, kaip sakant, tokių pat uždegančių karštų orgazmų taukai. Iki. Viso. Va taip. Kelintas jau gimtadienis? 20. Stipru. Aistri. Aistringai.